kažkokį daiktą, projektą. Pamačiau, noriu projekto, ne? Tu, kai gyveni jame, tavo aukštesnysis aš, va čia yra tas Dievas, aš. Jau tas Dievas, kūrėjas tavo šitoj vietoje. Ir kame visas yra? Tu pradedi šviesti tas daiktas kažkoks. Paimkim stalas, ne? Paprastai labai nuprašysim. Išviečia, pavyzdžiui, mėlyną spalvą, ne? Mėlyną. Nes dažniausiai, ką tu matai šitą spalvą, jinai netaip švies, daiktas visata netaip mato. Mumis irgi įveda į tokį mūsų makalynę tokią, mums maišo viską ir iškreipia vaizdą, nes šitos spalvos tikrai nėra. Mes taip tik gali atpažinti, bet čia yra mokslo įrodyta, kaip akis mato žmogaus, kad lūžis būtent vyksta jau materialiam žemiausiam lygmenį, materialumo, ne, ką mes matom, palies gali. Tai lūžis vyksta tenai, lūžta banga, kurios spalvos nėra. 5% yra mūsų tik tai skysčias, riebalai, visa va šitas yra viskas šitas, tik 5% viso materialaus pasaulio. 45 yra astralas, būtent jau pirmas aukštas, kada materializuosis. Ir 55% yra mentalas, minčių laukas. Tai va taip mes sudaryti, mes esame. O eterinis laukas žmogaus prie tų 5% priskirtas? Eteris iš viso yra, kaip pasakyti, jisai patareika. Kiekvienas elementas, jeigu yra, kaip elementas į radijai, bet kur mes kur dedam, ne, jisai turi pasikrauti. Tai elektra, žemės elektra ir žmogaus elektra, kaip ir laidai, jie kaip ir elektra, taigi mes jos nematom. Jos negali pamatuoti, kai jinai prasisuka per skaitliuką, mes galim pamatuoti. Tai lygiai taip pat, kai mes dieną, jeigu teisingai elgiamės, jeigu einam į šviesą, mes turim didėję energetinis laukas. Jeigu mes tik tai nuleidinėjom savo, atiduonam iškrovas, darom per negatyvą, per visokius nesklandžius dalykus, pas mus jo mažėja ir mes vakare pavargę. Ir va taip gali net atsekti, kaip tavo diena praėjo tiesiog vakare. Ar aš turiu dar jėgų? Šviečia mėlynai. Tu mintis ateina, ne stalas. Mintis stalas. Stalas. Mėlynas. Tu jausmas. Jausmas. Nes čia turi, pajaust mes jį turim. Viduj, sako, vizualizacija. Bet vizualizuot, tu turi, pavyzdžiui, nepajungsi niekada va šito dalyko vizualizacijai. Liktai mintis, tu minčių lauką pajungi, bet tu turi sujungti, va šitos sujungties nepadaro. Nebent labai stiprus pa žmogų laukas ir tada vizualizacijos užtenka, bet jis jau būna užsitarnavęs tai. Ir, pavyzdžiui, kitiem, wow, kaip greit, bet jisai nuo praeitų gyvenimų, reinkarnacijos jau turi tokį paketą, to šviesos, kuris sugeneruos tą visą tavo norą. Ir kaip vyksta. Ir čia jausmas mėlynas irgi. Ir tu, kai tu jausmą jauti, tau pasitenkinimas geras pas tavais, plečiasi. Ir šitas laukas tavo mėlynas tampa. Mėlynas. Mėlynas. Ir tampa mėlynas. Ir kas tada mato? Kūrėjas, čia jau visata, visas aplink mūsų, ne, kūrinyje mato. Čia daug šviesos, jinai žiūri, žvilgsnis jos, tu atkreipi dėmesį, nes tu jau švieti. Šviečia tavo šitas minčių lauke sukurtas daiktas kažkoks, noras, ir tu lengvume, tu kaip įkvėpi tiesiog ir kvėpuoji tuo daiktu. Ir jis pulsuoja, tu pulsuoji mėlynai. Mėlynai, visata mato mėlynai. Tas daiktas turi tokią pačią šviesą. Viskas. Ir tą daiktą mato visata. Aha, tu švieti taip, suranda tą daiktą, eina į čia. Ir čia jau pasideda apatinis astralas, tas žemutinis, kuris materializuoja. Ir tavo daiktas. Ir tada gali vėlgi... Atsiduria tarsi tavo lauke, ar ne? Jis jo, tavo šičia, kai aš sakau, nuleidžia šitą lauką. Čia mėlynas atsiduria, praktiškai va šitam rezginį saulės. Kaip ir trečioj čakroje. Jo, ir viskas. Ir tas noras iš karto pas tave realizuojasi. Dabar kaip patikrint, pavyzdžiui,
labai įdomu ne tai, kad tu, pavyzdžiui, galvoju ir gyvenu to noru. Negalima, pavyzdžiui, sugalvojau, vat projektas, labai dėl ko sakau svarbu piešti, bet ką, ne? Nes tada visata mato jau va, taip šviečia, viskas, va taip yra, jau tu nesimėtai, nes jeigu aš įsivaizduoju, va, sugalvoju tokį stalą, paskui ne, aš noriu tokio, raudonas, o čia mėlynas pas mane. Ir žmonės pradeda, ne, aš noriu tokio, geltonas. Nu čia noras nesvarbu, čia stalas, nestalas, nu bet kas, ne? Nu pradeda koreguoti savo norą. Bet kol kas, kol išsigrynina, tai būna. Tai Kol susidėlioja tau aiškumas, ko tu tiksliai nori, tu kurį laiką blaškaisi tarp tų spalvų, formų, situacijų, kol tau jau aiškus tada tunelis, taip, aš tikrai žinau, ko noriu. Ir va tada ta spalva užsidega tikroji, o tu per tą laiką keliauji dar ten įvairiais atspalviais. Taip. Ir kame viskas yra problema? Problema žmonės, kai pradeda mėtytis, visata paprasčiausiai, čia šviečia tokia, čia šviečia tokia, tas noras šviečia taip. Jinai nežino, kaip daryti. Jinai nežino. Paprasčiausiai jinai laukia, kol žmogus apsisprendžia. Nes mes valią turim laisvą. Mes turim nuspręsti. Mes nenusprendžia. Jeigu tu nenusprendi, tai kaip tau gali Dievas tau duot primest kažką?